Pirmadienėlį savaitę prabindinėjau. Ir dabar jaučiu, kaip tiesiog energija teka venomis. Entuziazmas toks yra. Entuziazmas tai yra sveikata. Tiesiog turi biškį sveikatos, tai turi biškį ir entuziazmą. Nu ten, aišku, daug mes organų turim ir smegenis irgi, organus irgi sveikas turi būti. Aš darausi fermentuotus gėrimus. Ir gerai, man labai. Parodysiu, kaip aš ten darau. O, pasižiūrėkit, koks grožis. Čia pridėjau visokiausių naudingų laukinių žolių ir lapų. Įdėjau savo medaus auginto. Šalia padėjau savo augintus grybus. Juokauju, štai nebūtini. Ir viskas stovi kambario temperatūrai. Giros kvapas. Ir kas vyksta? Čia yra gamtoj tikrų natūralių probiotikų, tikrų natūralių bakterijų, laukinių. Nes žarnyne pas mus laukinė fauna. Mes valgom visokius tos konservantus, neįsimiegam kaip aš, nes naktį skrolinam. Ir dar antibiotikų ir nevalgom to tokio laukinio natūralaus va. Man apsiputojas, matai. Ir tada tas žarnynas ne kažką būna. O tie probiotikai, kur perki, tai irgi tenais yra veisliniai. Veisliniai, jie nėra laukiniai. Jie laukiniai gamtoj net neišgyvena. Tokia mano teorija, eksperimentuoju, labai įdomu. Reiškiasi, kasdien 100-200 gramų tokios girukės išgeri ir turėtų žarnyne gerėti sveikatą. Fermentuotus pastoviai reikia valgyti, tai netgi aš manau, kad netgi kažkokie kopūstai rauginti parduotuvėje turbūt irgi ten deda kažkokių bakterijų, kad greičiau viskas vyktų veislinio. Lygiai taip pat visi sūriai, jogurtai, rauginti pasukos ir panašiai, ten yra įdėta veislinė viena bakterija. Kai šiaip mačiutė raugindavo rūgpienį, tai tenais yra tos laukinės, šimtai rūšių skirtingų, jūs įveisė ten ir tu geri ir visko gauni. O čia viena bakterija, kuri veislinė, suraugina jinai tą pieną ir tu geri. Turbūt tai yra geriau negu nieko, bet daug geriau yra laukinė. O ką šią hebra? Laisvalaikiu kvapus kuriu. Nenuskink laiku ir perauga. Oi, kokie didelį gyvai. Nors tas smegenų rambėjimas yra visiškai natūralus procesas, jis neturi būti didesnis negu turi būti. Tai tikrai galima sumažinti sportas, sveika mityba, geras miegas, geras maistas, fermentuotas maistas, psichologiniai įvairūs poreikiai žmogaus. Nepaisant to, kad ir kaip tu bedarysi, vis vien tos smegenys kažkiek tai sensta. Ir tai yra sukurta ne šiaip sau, kai jau tau ateina kažkiek metų daugiau, nustoja tave jau ten žavėti, nežinau, pirma meilė, pirma mokykla, pirma vasara. Ir tada tu pradedi ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Jie gal gilesni, bet ten laimės daugiau. Pavyzdžiui, vienas iš faktorių yra tai, kad reikia judėti, reikia būti gamtoj. Dėl to, jeigu ar taip čia turiu internetą, ar taip čia skrolinu, bet jeigu būtė gyvenčiau, tai ką tu čia tai va, grybų paskini, tai takelį patvarkai, tai tą strojkę nueini ir pajudi kažkiek, jau eidamas į strojkę, tu eini per miškelį. Gauni miško terapiją, gauni aromaterapiją, gauni paukštukai čiulba nervų sistemą ramina. Man čia gyvenimas gamtoj, tai yra, nors vaikystėje ta gamta, taip kraują uždegdavo, atrodytų, o, dabar vis dar uždega, nors netiek jau. Bet vis vieną žaviuosi, gražu Dievo kūrinyje. Tai va, išsipjoviau palangėlę, reikia nusidažyti ją dabar, kad džiūtų. Iš to, kad turiu nieks nesigauna, tai čia reikės kitą palangę nupirkti, va tokią, tik tai 3 comų ir čia kaip tai bus. O tie, kur darinėjasi, tai va taip man gavosi, tarsi viskas labai fainai, čia tik tai toks tarpukas labai mažas yra, jeigu būtų sniegas, tai tada negerai, bet šiuo atveju gaunasi daugiau, tiesiog daugiau apšiltinta, daugiau šilta, priminsiu, kad A++ langas atstoja 5 comus putos. Tai kuo daugiau slėgščio pašiltinau, to yra geriau. Nebe pirmą pjaunį tokia atsiranda išmoksti bairių visokių. Tai jeigu man reikės šito kampą, jis turi būti kuo gražesnis. Pjūklas yra šitas daugiau toksai malkom skirtas, negražiai pjaut, dantukai yra dideli ir jų nedaug. Tai aš pjaunu iš išvirkščios pusės ir pradedu pjauti šitos pusės. Todėl, kad va šitas kraštas neapsidaužęs, o šitas va tokie nuplišinėja, kai taip jauni žuk. Nu, nežinau, ką supratot, bet tik norėjau pasakyti, kad va, štai sugalvojau nupjauti greičiau. Detalėse, viskas slypi detalėse. O su tais kvapais tai tokį vieną labai gerą temą radau. Pasidariau tokį greitą eksperimentą, paskui kitą dieną įsimečiau į kišenę, paskui pamečiau, bet telefonas tai pačioje kišenėje buvo ir dabar kelintą dieną vis paima taip pakvimpas, skaniai toks. Wow, įdomi, žiauriai tema tokia. Labai norėčiau eksperimentuoti, bet iš kitos pusės dabar viskį laiką neturiu. Slengsti padažiau tuo Renuku, pavadinimas Renuku.
Pasižiūrėkit, vais dabar šnapės dar. Daug pritepu, kad daug prigertų. Šiek tiek pašveisiu dėl švelnumo ir dar padažysiu. O čia pritepiau mastikos dar papildomai, nes slenksti šaltas. Kuo daugiau čia bus garai sustabdyti, tuo mažiau jie susikondensuos prie šalto slenkščio. Tokia yra speciali košė, teptukų volelį gali ją užtepti ir jinai garo izoliaciją padaro. Tinka prie palangės? Tapetas žmona nusipirko. 2 mėnesiai laukiu. Kiek kainavo? Abu rulonai? Iki 100. Iki 100. Čia bus tik tai šitai vienai sienai. Ne. Ai, dar čia bus gabaliukas, ne? Čia gabaliukas bus. Iki spintos. Jo. Bet pažiūrėsim, nes čia gali būt, kad gal ir neliks. Koks yra namo koloritas? Tai yra grindis, visa mediena atvira ir šitas. Nu, į rudumą pas mus, ne į pilkus atspalius pas mus bus, bet pas mus viskas bus į tokį molį rudą, į rudumą. Nes visa mediena bus tokia atvira ir va tokia spalva, čia jinai jau dažyta yra. Prie, tu pažiūrėk, kas vyksta kaime, o brač, kiek mašinų čia pristatė, jotau. Ojei, ir čia pilna mašinų, vaikeli. Na, žiūrėkit, mafija, kokį nupirkau palangę. Čia kaip palangės, lengstis turbūt. Noriu jų čia uždėti. Šiaip šitie blokai man ant tiek patinka. Iš principo, čia klijuota mediena. Prasiduoda ir tokios didelės gan plokštės, tai būtų galima iš jų visą apdailą vidaus pasidaryti. Susikaliai didelės tokios plokštės. Nusidažiai ir viskas, turi medį. Apsižiūriu abi pusės. Čia viena pusė, čia kita pusė. Šitą pusę man labiau patiko. Mažiau tokių minkštų vietų, mažiau šakų, toliau kryptis. Čia atrodo tokia švariausia mediena. Čia padėsiu prie slenkščio. Pasižymiu pjovimo kryptį. Pasimatuoju ilgį. Pasižiūriu, kaip iš čia atrodys neblogai. Galim kitas dalis prisipjauti ir dažyti. Tada prisipjoviau šitą putą, kad jinai nebūtų išlindus, kad būtų lygiai. Ir dabar čia reiks surasti pagalį kokį nors, kurį čia pridėsiu gražiai. Mus pradėjo kiekvieną dieną ateiti triušis ir mūsų ridikėlių suvaldo. Tai vargas, reikia tvorą statyti. Ar kažkaip lazerinę baidyklę. Nu, kur čia mūsų atsargėlės pagaliuko? Mirksta, rūksta. O, čia kaip su meilė laikoma. Vajei. Mums šito reikia. Nežinau kam, bet užsakiau, žinau, kad tokie praverčia. Ai, koks geras. Gerai, sausas. Idėja yra tokia, tas pagalys, kur radau, tas, kur atsivežiau, bet problema to, kad šitoje vietoje išlenda. Arba pirk šitą, tokį patį kaip šitą ir iš jo išsipjaut, arba šitą rimtą, kuris to pačiu jisai ir laiko tvirtumas lenkščio. O, oblius tai mano atbūkęs, bet gal pabandyti. Išspręsta. Ir zero waste. Matot, čia ant kiek ploniau padariau, o ten koks storas originalas. Praktiškai gerą comą nuėmiau. O dievuliau, kas čia mums taip kvepia? Pas mus atvažiavo Barbora, čia pirmas geras bairis, o antras geras bairis, kad žmona valgyt padarė. Ką čia padarei? Dešrelių, makaronų, tofu ir padažą. Kukliai šiandien, ne? Veganiška. Viskas veganiška.
Va taip atrodo be varštės sistema, dar tikrai tas apatinis priverstas, priklijuotas su klijai šviežiai, pristumtas su akmenim, iš apačios pakeltas, su suktuku prislėgtas, viskas nudažyta, paruošta. Čia jau primatavimai vyksta irgi, tuoj klijuosim. A kol palangės džiūna, slenkščiai darom skulptūrą. Pažiūrėkit, kaip užapalinta. Kampukai taip čia sueina. Kaip mes čia taip darom? O pasidarė va tokį įrankį. Atpjautas vamzdis, uždedam taip ir šveičiam. Nu ir skulptūra gaunas labai gražus namai gausis. Ir nėra čia tiesi skulptūra, čia rankų darbas. Vakar mačiau tokį meistrą, kur daro iš vario ir sako, specialiai neišbaigiu delį, kad neatrodytų kaip su staklėm padaryta. Tai kaip mato, čia tokie tiesumai, čia nėra idealūs, bet jie tokie yra nedideli, čia leistinė, čia toks stilistika. Žinot, kaip būna tie moliniai namai, kur viskas taip... Tai čia tu mačiau, man būtų mano stiliai, bet čia bus taip kaip ir tvarkinga, bet nėra tokių idealiai stačių kampų. Nu, gal galvoju, čia reikia statų daryti, nes prisiminiau, kad čia tapetai. Bet jis irgi neturi būti idealus. Sinkas irgi bus toks struktūrinis, toks, koks man patinka. Ir dėl to tas namas toks labiau su gamta susiliejęs. Čia kaip matot, visam slengsti viskas suklijuota su visokiom putom ir klijais. O, čia tai mes pamatysim. O, šitą prilipam panačiai. Nesąmonė. Atpjoviau, išlupau. Bet pirštinį dirbu, popą pasidariau. Ir aš iš anksto žinodamas, kad čia bus dekoras, kažką sakiau, uždėsiu, tai pagalvojau, kad tas pats dekoras ir laikys visą slenkščio tvirtumą. Jisai yra visas slengstis, laikosi, tik tai va čia yra varžtas įsuktas, va čia. Ir čia varžtas. Ir viskas, jisai ant jo kabo ir visą tvirtumą duoda. O dabar čia reikia šitą irgi prisiklijuoti, prisislėgti. Bet tam reikia čia apsiklijuoti, nes gali klijai nubėgti ir paskui reikės vėl dažyti kažką daryti. Pūtą tą aš klijuoju su makrucha specialia. Pūtai tipo klijuoti, tipo kažkas tokio. O medį jau klijuoju tiek prie pūtos, tiek prie medžio. Šitie yra žiauriai faini. Nu, toks tipo tik tai niuansas, kad jie nubėga. Jeigu čia aš jį užtepsiu, taip nubėgs. O jau jie kai sukietėja, jie užputoja. Žodžiu, jau užkietėja ir va tokie pasidaro užputoja, bet kieta makrucha. Nė lapelis nevirpa, toks dušnekas. Tokia grinai tyla prieš audrą, taip paukščiai tai čiulbė, bet vėjas tai visiškai sustingo ir tokia drėgmė pakilo. Pažada gūsius iki 7 km, taip va, čia gali poros valandų bėgį prasidėti. Čia pagal radarą, tai buvo dar tik 10 procentų to, kas ateina. Tik žiauriai daug lietaus, viskas paskęs. Nu, aš tai tas trojkę, žinokit, einu kaip į tokią rimtą ir visai nemalonę pareigą. Aš kai nusipirkau tą sklypą, kai pradėjau statyti, tai jau turbūt ar 4 ar 5 metai statau 3 pastatą. Nu, tai aišku. Čia didžiausias, čia rimčiausias, čia jau dažniausiai pagalbos kažkokios turiu. Kitą savaitę tikiuosi irgi sulauksiu. Bet čia nėra mano mylimas darbas, aš jums pasakysiu. Man patinka sugalvoti kažkokią tai idėją, išbandyti ją. Pavyzdžiui, čia langai. Aš sugalvojau, kaip darysiu, išbandžiau, veikia. Ir dabar mielai kažkam parodyčiau ir tas kažkas pabaigtų, nes kai reikia 16 kartų tą patį daryti. Jau man pasidaro nebe malonumas, o pareiga. Tai tokią taktiką naudoju, kad viską etapais dalinuosi ir negalvoju, kad reikia kažkaip namą pastatyti. Bet galvoju, reikia šitą langą paruošti armavimą. O tada toksai tipo visai įdomu. I
sentence call. I do it all again with you. Distant memories, or just a dream. Palangės niekaip nesibaigė. Nu, važiuoju pas draugus. Tam skinti, ne? O, labai galinga. Prašom. Kol zuikiai nesuvalgė, patys valgom. Va čia viskas valgė zuikiai. Bliamba, čia zuikiai? Jo. Atsikėlėm, vaikui beveik 3-9. Erkė prieš 2 savaitės įkando, nuvažiavam tyrimam. Padarėm ką galima, kol nuvažiavam baigės tą temperatūrą. Bevažiuojant vos teisių netėmė. A, jūs žinot, kad tokia būna ženklas, kad, nu, sankryža bus toks trikampiukas ir jie ten nupiešta tavo kelias ir koks nors ten dar kelias. Tai už jo negalima lenkti. Iki pusės metų teisės atimam. Sužinojau tokią naujieną, gal kažkada ir žinojau, bet nežinau dabar. Dabar jau sužinojau ir dabar tikrai atkreipsiu dėmesį.